Sveiki, esu Justina Vaslevičiūtė, traukos dėsnio ir tapšnojimo praktikė ir coachingo specialistė. Ir šį mėnesį, ta proga, kad baigėsi mano traukos dėsnio mokslai ir apsisuko metai, kai dirbu su šia tema, dalinuosi tokiais savo pamastymais apie tai, kaip dabar matau traukos dėsnį, kaip dabar matau šią filosofiją ir kas dabar man atrodo svarbiausia. Ir kuo šiandien norisi man pasidalinti, tai idėja, kad aš kai pradėjau su traukos dėsniu, tai man buvo kaip traukos dėsnis ir visa metodika buvo kaip įrankis, kurį aš pradėjau naudoti pati ir pradėjau kažkaip labai greitai taikyti ir su klientais, dėl to, kad aš mačiau, kad tai veikia man, tai veikia mano klientams ir labai įsitraukiau į tai ir pradėjau gilintis. Ir labai greitai aš pamačiau, kad tai yra iš tikrųjų daugiau negu tik tai pratimas ir tai yra daugiau negu metodika, kad tai yra visa filosofija apie tai, kad mes turim kiekvieną savo viduje, turim savo vidinę esatį, savo sielą galim pavadinti, kuri niekada nemiršta, kad niekas niekada nesibaigia, kad mes esame tokiam ilgam procese ir tiesiog dabar mes turim tą savo fizinį pavidalą, bet mūsų siela vis tiek gyvena mumyse, mes ją turim. Ir man tai buvo nauja, nes aš nesu religinga, nes nelaikau savęs tikinčia ir man tos idėjos buvo tokios naujos, bet kažkaip man jos visai tiko, aš jas priėmiau, kai aš galvojau apie tai, man tai atrodė kažkokiam giliam lygmenį, kad aš tai visada žinojau ir dabar man tai atėjo tiesiog kaip patvirtinimas tą informaciją iš išorės. Ir kad mes pasirinkom čia būti, mes esam čia dėl to, kad mes norėjom ateiti šitą žemę, mes esam čia būtent čia, kur dabar esam, dėl to, kad mes pasirinkom šalį, į kurią atėjom, pasirinkom situaciją, šeimą, tėvus, viską, kame mes gyvenam. Mes pasirinkom tam, kad galėtumėm išmokti tas pamokas, kurias mūsų siela norėjo išmokti ateidama į šį gyvenimą ir gyvendama šį gyvenimą. Ir mes tą planą iš tikrųjų patys sukūrėm, tik tai mes jo galbūt dabar neatsimenam, kai gavom šitą fizinį pavidalą. Ir su tuo man susijusi yra idėja, kad mes visi ateinam į šitą žemę tam, kad patirtumėm daugiau džiaugsmo, kad atrastumėm naujus unikalius būdus, kaip patirti džiaugsmą, kurie kiekvienam iš mūsų yra labai skirtingi. Apie tai esu jau ne vieną įrašą padaręs, šiandien nesiplėsiu. Ir dar šalia to labai svarbi idėja, kad mes esame visi laisvi, kad visi apribojimai yra tik tai mūsų galvoj įdėti ten mūsų pačių ar kažkokių aplinkinių žmonių, kurie mus stipriai įtakoja kažkokiu gyvenimo momentu, bet iš esmės mes esame visi laisvi jau dabar čia ir mūsų pagrindinė misija čia yra atrasti daugiau būdų, kaip mes galim patirti daugiau džiaugsmo ir iš to gaunasi tai, kad mes augam, gaunasi augimas. Ir su tuo augimu kartais viskas šiek tiek apsiverčia, nes bent aš jaučiu labai tokį vidinį norą augti. Aš jaučiu, kad yra kažkas, ką aš turiu išmokti, kažkas, kur aš turiu nueiti, kur aš noriu nueiti, kur mane labai traukia ir tada aš kartais pradedu galvoti, kad aš dabar augsiu, nes esu laisva augti ir paskui patirsiu džiaugsmą. Ir iš tikrųjų tai yra atvirkščiai, kad kuo daugiau, nes jeigu aš augu ir tame nejaučiu džiaugsmo, tai ir tam galutinėme rezultate negali būti džiaugsmo, nes procese to nebuvo, bet kuo labiau aš galiu ir renkuosi ir moku džiaugtis čia ir dabar, tuo, kas yra, ir priimti, kad viskas yra gerai dabar ir kad viskas yra taip, kaip turi būti, kad nėra nieko, ką aš padariau neteisingai, nėra jokios klaidos ir nėra nieko blogo, kuo labiau aš tai galiu priimti, tai tuo labiau aš galiu, tuo daugiau aš atrandu džiaugsmo kiekvienoje akimirkoje ir tuo daugiau to džiaugsmo galiu į savo gyvenimą įsileisti ir prisitraukti ir taip aš augu. Tai yra visai kitoks toks pasikeitimas, ne, kad augu ir tada džiaugiuosi, bet džiaugiuosi ir dėl to augu. Tai ir man tai susijęs su leidimo nesipriešinimo dėsniu, nes jeigu mes galvojam, kad kažkas yra ne taip, kad aš kažkokia dar nepakankamai gera, arba kad kiti žmonės blogi, arba jeigu aš jaučiu bet kokią neigiamą emociją, pyktį, arba pavydą, arba baimę, arba kaltę, arba bet kokią iš tų neigiamos vibracijos emocijų, tada aš tiesiog blokuoju atstumiu visus gerus dalykus, kurie nori ateiti, nes jie yra visai kitokia vibracija, kitoks lygmuo. Džiaugsmas jaučiamės, mes džiaugsmą jaučiam visiškai kitaip negu baimę, pavyzdžiui, ne? Arba dėkingumą mes jaučiam visiškai kitaip negu pyktį, ne? Tai kuo labiau mes galim nueiti, kuo labiau galim paleisti tas blogas emocijas, vadinamas blogas emocijas per tapšnojimą ir per kitas technikas, tuo labiau mes galim nueiti į džiaugsmą, į dėkingumą ir tas gerasias vibracijas, geras emocijas, kurios mums pritraukia dar daugiau gerų emocijų. Ir dar vienas momentas irgi, kas labai svarbu man buvo ir yra ir lieka, ir manau, kad visiems žmonėms tai svarbu,
kad priimti, kad kiekvienas eina savo keliu ir kad kiekvieno kelias yra unikalus ir mes niekada nežinom, kas kito žmogaus galvoje dedasi ir mums kartais gali atrodyti, kodėl tas žmogus elgiasi vienaip ar kitaip, bet tiesiog tą priimti, kad toks yra kelias ir kad jeigu tas žmogus yra mūsų gyvenime, tai tam yra priežastis ir mes kažką iš to gaunam arba išmokstam arba patiriam daugiau džiaugsmo kartu su tai žmonėm. Tai tiesiog priimti, kad toks yra kelias. Tai šiandienos mano žinutė yra, kad viskas yra gerai, mes esame laisvi ir mes esame čia, kad patirtumėm daugiau džiaugsmo ir iš to, kaip toks šalutinis produktas, gaunasi augimas, kad mes augam ir atrandam vis naujus būdus, kaip patirti džiaugsmą. Tai džiaugsmingos savaitės jums ir iki kito pirmadienio.